Sveiki sugrįžę į Manto šou. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną blockchain projektą, kuris, mano manimu, turi potencialo ne tik pakeisti pasaulinę prekybos sistemą, bet ir tapti viena svarbiausių inovacijų finansų pasaulyje. Tai XDC tinklas. Ir dabar jūs turbūt klausėte, kodėl kalbu apie XDC tinklą, o ne apie populiaresnės kriptovaliutas kaip Bitcoin, Ethereum ar Solana. Atsakymas paprastas, nors didžioji pasaulio dalis yra užsiėmusi kripto spekulacijomis ir nuolat stebi kainų šuolius, užkulisiuose vyksta daug didesni pokyčiai, apie kuriuos retas kalba. Mano nuomonė, XDC tinklas yra vienas iš tų žaidėjų, kurie tyliai, bet užtikrintai keičia tai, kaip pasaulis vykdo prekybą ir finansinius sandorius. Šis projektas sprendžia milžinišką problemą – prekybos finansavimo spragą, kuri yra daug didesnė ir svarbesnė pasauliniai ekonomikai nei kasdieniniai Bitcoin kainos šuoliai. Prekybos finansavimas yra pasaulinės ekonomikos stuburas. Jis sudaro daugiau nei 80% visos tarptautinės prekybos apimties. Tačiau šis sritis susiduria su rimtomis problemomis. Dabar rinkoje egzistuoja vadinamoji prekybos finansavimo spraga, kuri 2022 metais siekia net 1,7 trilijono dolerių, o iki 2023 metų šis skaičius išaugo iki 5 trilijonų dolerių. Kas dėl to kenčia labiausiai? Mažos ir vidutinės įmonės, SME, kurios negali gauti reikiamo finansavimo. Kodėl taip vyksta? Pirmiausia, bankai turi griežtus reikalavimus, užstato trūkumas, menkas kredito patikimumas, politinė rizika, visa tai trukdo gauti finansavimą. Antra, bankai neturi pakankamai resursų audituoti ir išduoti kreditus mažoms įmonėms. Ir štai čia atsiranda XDC tinklas. Tai blockchain tinklas, kuris leidžia prekybos finansavimą decentralizuoti, padaryti jį prieinamą ir pigesnį. XDC ne tik sprendžia problemos finansavimo spragą, bet ir suteikia mažoms įmonėms galimybę dalyvauti pasaulinėje ekonomikoje. Kuo XDC pranašesnės už kitas kriptovaliutas? Dauguma kriptovaliutų kaip Bitcoin ar Ethereum yra orientuotos į spekulaciją ar technologinius eksperimentus, tačiau XDC tinklas yra sukurtas realioms problemoms spręsti. XDC leidžia skaitmenizuoti realų turtą, pavyzdžiui, sąskaitas, faktūras, auksą ar obligacijas, paversdamas juos skaitmeninėmis monetomis. XDC bendradarbiauja su organizacijomis kaip ETFA ir DNI Initiative, siekdamas pilnai skaitmenizuoti prekybos dokumentus. Tai ne tik taupo laiką, bet ir mažina klaidų riziką. Dėl decentralizuoto pobūdžio XDC pašalina tarpininkus, leisdamas mažoms įmonėms tiesiogiai gauti finansavimą. Manau, kad XDC tinklas siūlo didesnę investicinę galimybę nei daugelis populiarių kriptovaliutų. Kodėl? Nes jis sprendžia realią pasaulinę problemą – prekybos finansavimo spragą. Šis projektas nėra tik hype ar spekulacijų įrankis, kaip dažnai būna su kitomis kriptovaliutomis. Tai infrastruktūra, kuri keičia visą globalinę prekybą. Jeigu XDC pavyks įgyti daugiau pripažinimo ir integracijos, jis gali tapti vienu svarbiausių finansinių įrankių pasaulyje. Tai štai kodėl aš šiandien pasirinkau kalbėti apie XDC tinklą, o ne apie Bitcoiną ar Ethereum. Šis projektas tyliai dirba ties tuo, kas iš tikrųjų svarbu, kaip pagerinti globalią ekonomiką. Jeigu jums patiko šis video, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą. Ateityje gilinsimės į daugiau blockchain projektų, kurie keičia pasaulį ne tik per spekulaciją, o per realius sprendimus. Iki kito karto.